Viena mano mokinė visada sako savo vaikams, kad juos myli. I always say them, I love them. Tačiau kažką šiame sakinyje reikėtų pataisyti. Ar jūs jau matote klaidą? Anglų kalbos gramatikai vietoj veiksmažodžio say čia reikalauja sinonimo tell. I always tell them I love them. Ar suprantate kodėl? Mes vartojame veiksmažodį say ir jo formas. Kai tiesiog kažką sakome, tai yra perdodame žodžius arba mintį. Pavyzdžiui, he said I love you. Jis tarė aš tave myliu. Arba what did you say? Ką tu pasakei? O jeigu norėtume nurodyti informacijos gavėją, turėtume pridėti po veiksmažodžio say prielinksnį to. Pavyzdžiui, what did you say to him? Ką tu jam pasakei? Kitas variantas paprasčiausiai vartoti čia veiksmažodį tell. Šis veiksmažodis kaip tik reikalauja objekto, tai yra kam kažkas sakoma. Pavyzdžiui, did you tell me the truth? Ar pasakei man tiesą? Arba they told us to wait. Jie mums liepia palaukti. Taigi visada atsiminkite, kad veiksmažodis say akcentuoja, ką sakote. Tai yra pačius žodžius, citatą ir panašiai. O veiksmažodis tell akcentuoja, kam sakote. Tai yra gavėją, objektą. Ir jeigu jau nurodote objektą po say, tuomet nepamirškite jau pridėti prielinksnį to. Namų darbams pasirinkite teisingą sakinio variantą. A. The doctor said me to stay in bed. B. The doctor told me to stay in bed. Lauksiu jūsų atsakymą komentaruose.